Labas rytas. Pradedame spaudos konferenciją. Jau jums paskelbtų klausimų. Kalbėsime apie pilietinės iniciatyvas, rinkti VRK išduodamuose lapuose, dviejų tipų lapuose dėl Seimo įpareigojimo priimti 2 įstatymus. Tai visų pirma, jau žinomas užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimas pernai lapkričio 26 priimtas ir vakar iniciatyvinė grupė pateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai antrąją suderintą paruoštą įstatymo projektą. Tai yra prašoma, aš atkreipiu dėmesį, ne referendumo šaukimo iniciatyva, bet Seimo iniciatyva keisti Konstituciją. Ir keisti Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalį, nustatant, kad referendumo iniciatyvai pakanka ne 300 000, o 100 000 Lietuvos piliečių turinčių balso teisę valios. Pristatant šią įstatymo pataisą, antrąją, atsirado labai įdomi diskusija su VRK vadovu gerbiamu Zenonu Vaigausku. Jis, matėme reportažą, matyti visi besidomintis, jis aiškiai buvo pasiruošęs rimtai mūsų sutikimai ir jis pasakė savo nuomonę apie tą antrąją iniciatyvą. Jo nuomonė, kadangi mes prašytume Seimą keisti Konstituciją, tai tam reikėtų ne 50 000, o 300 000 parašų. Na, kad galima labai jau viską formaliai žiūrėti, bet 300 000 parašų pakanka piliečiam patiem inicijuoti referendumą ir Seimas atliktų tik tai formalumą. Ta mes visi puikiai žinome po žemės referendumo, todėl sutarta yra, kad ir VRK pamasto, ir mes pamastome, ir su Seimo teisės departamentu pabandome jų nuomonę sužinoti ir kitą savaitę susitinkame VRK dar kartą, bandome kalbėtis toliau. Pasiruošimas vyksta ir šios dienos spaudos konferencija dalyvaujantis Kazimieras Juraitis supažindins jūs su organizaciniais ir kitais labai svarbiais dalykais. Danguolė Tautvydienė, Lietuvos liaudės partijos atstovė, supažindins su partijos kreipimusi, pasakysiu tuoj pat dėl ko. Lietuvos aeroklubo prezidentas gerbiamas Jonas Mažintas taip pat pasakys savo nuomonę ir aš pasakysiu savo nuomonę apie tai, kaip šitas pilietinės iniciatyvas besislapstantis už LRT žiniasklaidos ir kitos žiniasklaidos nugarų sutiko be abejo tie žmonės, kurie nenori tos geros valios, tos piliečių iniciatyvos. Aš turiu omeny visų pirma šių metų sausio 24 dieną LRT teleekrane laidoje Savaitė paskleista ne tik kad tikrovės netikinkančia, ne tik kad šmeižikiška informacija. Visą tai mes jau matėm žemės referendumo metu. Bet šiuo atveju tai padarė LRT, visuomeninis transliuotojas. Kol tai darė tokios interneto svetainės kaip 15min LT, turiu omeny Dovydo Pancerevo straipsnį apie Kremliui dirbančius portalus ir signatarus Rolandą Paulauską ir Zigmą Vaišvilą. Na, tai buvo jų, vadinkim, komercinis klausimas. Tačiau aš noriu kreiptis į visus šitos už pinigus, ar dar dievą žinau už ką, vykdančius tą valią, ir pasakyti, ištraukime į dienos šviesą ir Dovydą Pancerevą su 15 minučių
Turiu omenyje tai, kad tą pačią dieną po Dovydo Pancerovo straipsnio aš kreipiausi pats į prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą mano ir visų taip vadinamų kremlinių atžvilgių. O dar, kad būtų aiškiai, aš paprašiau generalinės prokuratūros ačiū Seimo nariui Arvydui Anušauskui, visų duomenų apie mane kaip apie kolaborantą ir pradėti ikiteisminį tyrimą ir mano atžvilgių dėl kolaboravimo. Turiu raštišką generalinės prokuratūros patvirtinimą, joks aš kolaborantas ir jokių tyrimų nebuvo, nebus ir jie tokių duomenų neturi. Bet svarbiausia, kad pasiekime, jog šitos Pancerovo paskelbtos iniciatyvos būtų tyrimos. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, jis baigtas pernai metų pabaigoje ir sausio 6 dienos spaudos konferencijoje paskelbiau esminės išvadas. Šitas taip vadinamas žurnalistas Panceriovas prisipažino tardytojai, kad išsikvietė valstybės instituciją, pakišo ir jis šito, atsiprašau, žurnalistinį vadinamą jovalą paskelbė. Dabar tą patį padariau ir su LRT. Jeigu jūs manote, kad šitaip pigiai galima viską pateikti ir kad Lietuvos visuomenė yra nieko nesuprantanti, manykite taip. Ištrauksime į dienos šviesą visus, kurie slapstosi už šitos avantiūros ir karo kurstymo. Dabar po Dovydo Pancerovo prisipažinimo jau prokuratūra sprendžia klausimą dėl ikiteisminio tyrimo, dėl karo kurstymo, kokie čia pareigūnai užsiima pakaišėje šitą informaciją. Ir antras veiksmas, ką šiandieną padariau, mes įgijome, gerbėmieji pilietinės iniciatyvos iniciatoriai, labai didelį bendražygį, Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę, kuri vakar LRT duodama interviu pasakė, jokių nelegalių imigrantų, jokių imigrantų be dokumentų. Mes matome, ką daro Švedija. 80 000 nelegalių imigrantų ruošiasi išskraidinti atgal. Suomija 20 000. Tai dėl to šiandien iš ryto mūsų gerbiama bendražygė prezidentė kreipiausi raštu, prašydamas, kadangi ji pakeitė radikaliai priešingai savo nuomonę dėl lapkričio 26 Seimo skubos tvarka priimto įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimo, dar vadinamo galimų teroristų rėmimo įstatymu. Ir lapkričio 27 dieną jį pasirašė, tai maloniai prašau ją paremti šitą pilietinę iniciatyvą ir prezidento dekretu kreiptis į Seimą skubos tvarka šitas dvi pilietinės iniciatyvas palaikyti ir Seimą paprašyti tai padaryti. Žodis Jonui Mažintui, Lietuvos aeroklubo prezidentui. Labą dieną. Aš čia prisistatau kaip Lietuvos aeroklubų prezidentas tik todėl, ne kaip iniciatyvinės grupės, Birželio 3 grupės arba, sakykime, prezidentą Paksą, Rolandą palaikančios partijos atstovas, bet pristatau kaip Lietuvos aeroklubo prezidentas, nes Lietuvos aeroklubas tai patikrinta patriotinė organizacija, o aš jos prezidentas. Užtat negaliu tyliai praeiti, kai Delfyje perskaičiau, nesisteminė žiniasklaida telkia valstybės politiką, nepatenkintas jėgas. Negaliu čia viską cituoti, prašome, ką tai domina, o turėtų visus tai dominti ar bent aktyviuosius, persiskaityti tai. Kai LRT, mūsų tautos valstybės televizija, kurią mes išlaikome, kuri tarnauja tautai kiekvienam jos piliečiui, įvardino tai, ką įvardino. Man tai panašu į Stalino laikais Višinskio trojką buvo tokia. Višinskis buvo generalinis prokuroras SSR. Tai va dabar garbus Joana Lapienenė, Linas Kujala ir Gediminas Grina įvardijo, kad eilė interneto portalų, interneto svetainių,
ekspertai, Sarmatai, Laisvės laikraštis, Karštas komentaras ir taip toliau, skleidžia dezinformaciją, kuri, cituoju, esant tokiai ryškiai dezinformacijai, sako Linas Kojala, bandoma suburti tam tikrą žmonių tinklą, kuris galbūt, vienintelis žodelis galbūt yra, prijaučia tai ideologijai, o jau kitas teiginys, arba bent jau tai idėjiniai linijai, kurią formuoja Kremlius. Ar tai nėra žmogaus orumo pažeminimas? Negaliu aš kalbėti už visus, kurie čia paminėti, tačiau už savo kolegą Zigmą Vaišvilą, kurį pažįstu nuo pat sąjūdžio pradžios, už save ir kai kurios kitus galiu garantuoti, kad negalime kabinti tokio žodžio kaip Kremliaus idėjinės linijos formuotojai, čia jau galbūt be žodelių. Man brolis iš Anglijos paskambino ir sesuo iš Liuksemburgo, sakė, klausyk, broli, mes tave pažįstame kaip sąjūdietį, kaip tuometinio Aerofloto sąjūdžio vadą, kaip ministerijos sąjūdžio vadą, kaip turint ir apdovanojimus visą kitą nevardinsiu, pradedant sausio 13-osios atminimo medaliu, kurį gavau su pirma grupe iš Landsbergio rankų. Ir staiga Kremliaus agentas. Tai yra labai ir labai negražu. Pažiūrėkime, ką sako Konstitucijos 21 straipsnis. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žeminti žmogaus orumą. Dabar sakykite, prašau, kaip aš galiu apginti savo orumą? Į Konstitucinį teismą, kuris parodytų, kiek šitą instituciją šiuo atveju tų trijų asmenyje, nes tai buvo LRT, pažemino mano orumą. Kaip aš turiu aiškintis prieš patriotiškai nusiteikusius aeroklubo narius? Kaip aš turiu aiškintis prieš savo brolius, seseris, giminės? O juk mano brolis buvo Seimo gynėjas. Tas, kuris skambino, sūnus 18-metis buvo Seimo gynėjas. Ir aš pats. Tai kyla klausimas. Tai gal jie pavėlavę tada į tikro patriotizmo, tikrų darbų traukinį yra tuo, ko tepa mus? Dabar pažiūrėkime toliau. Konstitucijos 4 straipsnis. Kvietė mus prezidentė ir visi valstybininkai kviečia mokytis Konstitucijos ir ne tik mokytis, bet ir ją diegti, įgyvendinti, nes ne viskas įgyvendinta. Taigi 4 straipsnis sako, aukščiausią suverenę galią tauta vykdo tiesiogiai. Tiesiogiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iniciatyvūs piliečiai turi teisę įstatymų numatytą tvarką siūlyti. Ir ką blogo padarė iniciatyvinė grupė, kuri pasiūlė sumažinti iki 100 000 žmonių reikalingų paskelbti referendumą vietoj 300 000. Žiūrėkite, į demokratinių valstybių kitų tiesioginį piliečių dalyvavimą ir pamatysite, sulyginkime. Dėl laiko stygiaus aš to nedarysiu. Taigi, pasverkime, kas yra kas. Ir ar ne paniška baimė priverčia atitinkamus, galbūt aš irgi taip sakau, Rusijos procesų kopijuotojus mesti šešėlį ant tų žmonių, kurie nieko bendro su tuo neturi. Ačiū. Gal kolegės toliau. Jonas prakalba apie baimę. Prezidente, nesislėpkite nuo tautos. Atsiliepkite ją. Štai ką aš noriu pasakyti. Štai su šituo Vytauto Landsbergio pasirašytų signataro pažymėjimu šiandien pirmą kartą gyvenime signataras nebuvo įleistas į valdišką įstaigą prezidento kanceliariją. Barikados statomos ir perstatomos kiekvieną dieną, kad
tauta gatvėje džiaugtųsi prezidente. Bet dabar kalbant apie Joną Mažintą, aš pasakysiu, Nemira Pumprickaitė, tamsta ilgametė Lietuvos televizijos darbuotoja. Tamsta žinanti apie sausio įvykius. Tamsta dirbote ministro pirmininko Algirdo Brazausko atstovės spaudai. Tai gal jūs pakvieskit Joną Mažintą ne į savaitės laidą. Sausio 13-osios byla ant stalo. Aš nežinau, ar Jonas liudytojų ten apklausimas ar ne. Nemira, tai gal tu nežinai šito fakto? Kaip mes visi laukiame po kruvinos nakties TSRS aukščiausios tarybos tautybių rūmų 3 atstovų. Tereno Seno, Armėnijos aukščiausios tarybos pirmininko Oleiniko, daug dievė dabar atminties 3, kuriuos išlaipino Minske. Ir kas tie žmonės, kurie priešiškoje aplinkoje Vilniaus aerouoste Lietuvos avialinijom vadovavo Lechovas. Jonas Mažintas vadovavo civilinės aviacijos departamentui Lietuvos susisiekimo ministerijos. Jis sugebėjo įtikinti Lechovo pavaduotoją, beje, KGBistą, pavaduotoją režimo užtikrinimo klausimam Žoržą Nagrebeckį, gal ir sausio 13 bylai praverš šitie duomenys, kurie Kazimierą Uoką, Vaidotą Antanaitę, tuometinė aplinkos ministra buvusi TSRS liaudės deputatą, Uoką ir signataras ir TSRS liaudės deputatas, jeigu tauta nežino šitų dalykų, kurie rizikuodami priešo aplinkoje, Jonas Biržiškis, susisiekimo ministras, rizikuodami viskuo, bet kuo tokioje aplinkoje, po kruvinos nakties, juos paėmė pirmiau negu priešai į Šiaurės misterijos nuvežė. Ir kai aš pats mačiau savo akimis, kaip buvo parodyti Vytauto Landsbergio kabinete šitie kadrai, mačiau tų žmonių reakciją, jiem nieko nereikėjo aiškinti, nieko nereikėjo komentuoti. Nemira Pumprickaitė, tau niekas neaišku, sausio 13-osios byla ant stalo dar vieną kartą. Kaip tu dristi iš LRT eterio, iš to, kurio Eglė Bučelytė kalbėjo paskutinę naktį, šitą mėšlą varyti ant Jono Mažinto ir ant visų atminimų. Aš atsiprašau. Ar galima? Taip. Tik vieną postscriptum. Juk yra medžiaga, yra gyva Julija Šležienė, kuri tuomet, pradedant, kada prasidėjo streikai, ir Julija Šležienė ir operatorius, ir aš 3 iš oro uosto visų atseit streikuojančių, kada buvo mūsų lėktuvai sustabdyti SSR oro uostuose, surinkau išskyrus skraidymų būrį, vienintelį, kur kiečiausias jedinstvininkas buvo, kad jie nestreikuoja. Ir po to vakare desiskambinau SSR civilinės aviacijos ministro pavaduotojui Goreškai ir pasakiau, kad mes nestreikuojam. Anas ponas, normalus ukrainietis, bet dirbantis ten, kur dirbantis, pasakė, atsiuskite man tas kopijas tų žmonių tarnybų, kur pasirašė. Ir jeigu jūs nemeluojate, pasakė man, tai aš pats duosiu įsakymą CDS, Centrinės dispečerinės tarnybos Maskvos vakarų sektoriui, visus jūsų lėktuvus išleisti. Taip ir buvo padaryta ir čia tau, kad nori. Na, negražu. Ačiū. Tai dabar, mėlyje, perinam prie žurnalistinės etikos vertinimo. Žinau, kad ekspertai EU svetainė kreipėsi į žurnalistinės etikos inspektorių ir žodis Lietuvos liaudės partijos atstoviai Danguolei Tautvydiniai. Šiuo metu sausio 24 dieną valstybinės televizijos transliuojama laidoje Savaitė buvo paviešinta tikrovės atitinkanti informacija apie Lietuvos liaudės partijos bendradarbiavimo su judėjimais Birželio 3-osios grupė, mūsų gretos, vieningi, būkime vieningi, asociacija, nacionalinis interesas. Ir ši tikrovės netitinkanti informacija buvo tiesiog klaidinama žmonės atitinkama žinia.
Pranešime aiškiai buvo nedviprasmiškai suformuluoti telkimosi su išvardintais judėjimais ir organizacijomis tikslai. Tuo tarpu LRT laidos savaitė rengėjai klaidina mūsų mokesčių mokėtojus, skelbdami, kad mūsų tikslas skelbti referendumo klausimu, ar Lisabonos sutartis atitinka Lietuvos suvereną. Be to, grubiai iškraipimi Lietuvos liaudies partijos bendradarbiavimo dėl įstatymų leidimo iniciatyvų, motyvai ir argumentacija. Todėl, tokiu būdu akivaizdžiai buvo pažeista Lietuvos žurnalistų etikos leidimo kodekso 3 straipsnio nuostata, gerbinti žmogaus teisę gauti teisingą informaciją. Ir Lietuvos liaudies partija kreipėsi į Lietuvos žurnalistų etikos ir leidybos komisiją su prašymu, nedelsiant, ištirti šį patiktą faktą, tą informaciją, ją paneigti, o taip pat laidos rengėjus, kad jie būtų priskirti prie profesinės etikos nesilaikančių kategorijos. Šitame savaitės reportaže sausio 24-ąją paskelbtame LRT eteryje, vienas iš pagrindinių leitmotyvų buvo, įsivaizduojat, štai čia, šitoje spaudos konferencijoje Lietuvos pensininkų partija apsireiškia. Įsivaizduojat? Ir jie į valdžią nori. Tai pensininkai ne žmonės? Ar jūs suprantat, ką jūs šnekat? Reportažo rašėjai. Jonas priminė Konstituciją. Aš dar priminsiu, 25 straipsnis. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus, juos laisvai reikšti. Žmogai neturi būti kliudoma ieškoti, gauti, skleisti informaciją, idėjas, laisvai reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei, orumui. 26 straipsnis. Minties ir sąžinės laisvė nevaržoma. Ar žinote, kaip Taryba vadino disidentus? Minties ir sąžinės laisvės kaliniais. 29 straipsnis. Įstatymai, teismai ir kitoms valstybės institucijoms pareigūnams visi asmenys lygus. 33 straipsnis. Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudžiama persekioti už kritiką. Ką jūs pasakėt? Ką jūs perskaitėt, Nemiram Pumprickaitė? Įsivaizduojat, prieš oficialią valdžios politiką pasisako. Sakot, pasisako, tai skaitykit Lietuvos pensininkų partijos skelbiamus tikslus. Beje, praėjusį šeštadienį aš įstojau šitą partiją. Eiliniu naru, ne viršininku, ne pirmininku. Mes už socialinį teisingumą, pensijų indeksavimą, nusavintų pensijų grąžinimą, saugią visuomenę ir valstybę, naujų darbo vietų kūrimą, panaudojant stambių įmonių pelną ir ES fondus, emigrantų sugrąžinimą į Lietuvą, prieš korupcinį ir oligarchinį šalies ir miesto valdymą, rinkimų sistemos pavertimą ne idėjų, o turtingųjų reklamos kova, piliečių ir tautos supriešinimą, įstatymų panaudojimą valdžioje, esamų veikėjų gerovės įteisinimai. Pone prezidentė, pone Nemira Pumprickaitė, visi už jūsų nugarų besislapstantis. Kuris šis kvietimas kertasi su oficialia, kaip jūs deklaruojat, valstybės politika? Ir gerbiamas Vytautas Kadžys, partijos pirmininkas, vakar su juo kalbėjausi telefonu. Dėkui už Lietuvos pensininkų partijos reklamą. Ji tikrai dalyvaus rinkimuose šiuose Seimo. Ir tikrai bus rezultatai, ypač jeigu LRT eteris tai padės. Žodis Kazimierui Juraičiui. Aš kalbu kaip koordinatorius. Dėl to, be ironijos, noriu nuoširdžiai padėkoti visoms informacijos priemonės masinėms už visą tą informaciją, kurią jie skleidžia. Man kaip koordinatoriui rūpi skaičiai savanorių. Visų minėtų portalų lankomumas išaugo 2-3 kartus, žmonės rodo dėmesį, o kuo akivaizdės nesąmonės jie skleidžia, žmonės nekvaili, jie supranta kaip raginimą išlieti. Dėl nuoširdus ačiū. Aišku, skaudu tiem žmonėms, kuriuos palietė, nes visos, kuriuos išvardinau žmonės,
praeitą kartą visus apdergė, na, bet tas skausmas praeina, o auksas žiba ir pelenuose. Tas tikiuosi žaizdos užgis, o mums rūpi rezultatai. Dar kartą ačiū. Nu, paskutinė linksmybė tokia buvo, kaip šiandien per Info TV, vėlgi paskutinis parodė, kiek čia kainuoja Zigmo Vaišvilos tuščios konferencijos. Tai vat, einant į tą, kur pradžioje pradėjau, salė tuščia, bet už šitos salės stovi tūkstančiai internetinių stebėtojų, kurie be perstojo auga. Ir prisimenant, tarkim, Gryno žodžius, taigi Europos Sąjunga duoda pinigų, kaip gali kažko abejoti. Tai jau mes paskaičiavom, kad čia kainuoja tik tai elektros lemputės. Tai vėl eilinė paskata, eilinė nesąmonė, kuri labai ypatingai mane kaip koordinatorių džiugina. Ačiū, Grynai. Na, o kalbant apie mūsų strategiją, tai va šitie įvykiai dar ragina dar patikslinti, įvertinti situaciją, kuri kiekvieną kartą keičiasi, dar labiau įsigrynina, aiškėja. Ir pagrindinė mūsų strategija bus susieta su pasiruošimu, pasirengimu ekstremalioms situacijoms ir karo atveju, kur Krašto apsaugos ministerija išleido. Va, čia yra iš tikrųjų reikalingas leidinys. Pirmas leidimas buvo iš viso paradoksalus, toksai ragino bėgti žmonės į kaimus, po to, kai parašiau tokį linksmą straipsnį, kad kai karvių neliko, o dabar dar ir kiaulės išpjovė, tai kaimuose ką žolę reikės graužti ar krūmus pjauti, kaip maitintis, tada jau to neliko. Dabar siūlo bėgti į saugesnę vietą. Va, mesgi nenaivūs. Suprantam, kad parašų rinkimas, apskritai bet koks pilietiškumas gesinamas, dusinamas, tauta yra kaip ta melžiama karvė arba šienaujama žolė, kuri turi nedrįst pakelti galvos, turi leistis gręžiama, tai tas suprantama. Bet kaip bebūtų, yra didžiulė dalis žmonių, kurie pagal šitas metodikas, tai yra tiesiog palikti likimo valiai, nes čia yra šitos metodikos, tai yra liberalios politikos tąsa, rezultatas, kur parašyta tiesiai šviesiai, gelbėkitės, kaip kas išmano. O valstybė šitoj situacijoje, karo arba ekstremalių atveju, nepalieka jokio vaidmens. Gelbėkitės, kaip kas išmano. Todėl mūsų parašų rinkimo akcija, iš esmės, suprasdami, kad tendencijos pilietiškumo mažėja, žmonės nusivylę, netiki rezultatais. Mesgi suprantame, kad kai surinksim 50 000 ar 70 000, Seimas, jeigu nesusiprotės, labai sėkmingai gali visą tą dalyką nukanalizuoti, jeigu nesusiprotės. Bet mes apeliuojame į sveiką protą, į trečdalį, ketvirtadalį tautos, kuri tiesiog neturės kur dėtis. Ir priklausomai nuo mūsų santykių su valstybėmis, institucijomis, su Krašto apsaugos ministerija, mes būtinai prašysim, kad jie aprūpintų mus metodinę medžiagą. Eidami pas parašų davėjus, mes būtinai skleisime brošiūrėlės ar kitą medžiagą, kuri mums suteiks Krašto apsaugos ministerija. Ir pagrindė mums tiek nukreipta į tuos žmonės, kurie neranda savęs. Toj paruošiamoji medžiagoji, kurie neranda, kurie neturi kur bėgti, kurie suvokia, kad šitas žemės lietuvėlė, šitas žemės mažas lopinėlis, Lietuva, kuris vadinasi vienintelė vieta, saugu, nesaugu, bet vienintelė vieta ir jis neturi šansų daugiau niekur pasidėti. Tai va, be abejo, kreipiamės ir į tuos, kurie parašyti čia ir kurie kūrė šitas metodikas. Bet jie, dažniausiai pripolė yra prie struktūrinio fondo, prie to lietaus. Jie matyti tikrai susikūrė savo saugias vietas, bet ir jie mes turim pasiūlymą. Juk jūs, kai išvažiuosite, tai kas bus su jūsų paliktų turtu, su sodybomis, sąlyginai nesaugiose arba tiesiogai nesaugiose teritorijose. Prisiminkit, kas darėsi, kai buvo Katrina uraganas Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten 15 policininkų nusišovė dėl to, kad gyvuliški jausmai sukyla, marodieriai, naikinimai, plėšimai, žmogžudystės nusišovė iš nevilties, kad nepajėgė suvaldyti situacijos. Tai va šiuo atveju, kurie jūs paliekat mums liekantiesiems
savo turtą, mes jums išsaugosim tą jūsų turtą. Nes kam jums palikti tuščią savo sodybas, jeigu mes galim apgyvendinti žmonėms, kurie neturės kur pasidėti. Tai va, per šitą parašų rinkimo kampaniją mes tikimės suvesti tuos du srautus, kurie turės poreikį, neturi kur bėgti ir jiems poreikis bus elementaraus fizinio išlikimo. Va, ir tiem, kurie galbūt turės ką pasiūlyti. Ar vienišos močiutės gyvenančios kaime, kurios gali priimti ten kokią porą jauną darbo rankų, ar ten, panašus tokie atvejai čia vietose spręsime. Va, taigi mes tikimės sujungti tuos du srautus iš apačios į viršų, poreikis su paklausa, liberalios, sakant, rinkos, ekonomikos dėsniai irgi, ir pratęsti krašto apsaugos ministeriją pasiruošimą ekstremaliom situacijom ir karo atveju. Be abejo, reikės bendradarbiauti labai daug ir kreipsimės būtinai į Šaulių sąjungą, kadangi akivaizdu, kad žmonės, kurie ieškos pagalbos, negali, tarkim, vilkėti žaliais rūbais, kadangi jau žali žmogeliukai jau piškins be perspėjo majoro Daugirdo instruktuojami. Tai reikia su jais susitarti, ar ten ženklus kokius rodyti, ar skiriamuosius ženklus, tą reikia derinti be abejo. Ir nuo to bendradarbiavimo su valstybinėm institucijom ir savanoriškom organizacijom priklausys, į kokį darinį išvirs mūsų šitą parašų rinkimo akciją, jos liekamumas. Ar civilinės gynybos kažkoks pilietinis junginys, kartu su valstybė bendradarbiaujantis ir besiruošiantis ekstremaliom situacijom ir karo atveju, ar tiesiog pogrindyje veikiantis, stengiantis išgyventi piliečių, kurie tiesiog nori išgyventi ir neturi pasirinkimo kito darinys. Tai smulkiau sekančią savaitę per išeiginės renkasi mūsų štabas apie strategiją ir taktiką, kitą savaitę turbūt specialiai gal spaudos konferencijai. Interneto svetainė, kurioje bus informacija teikiama, jau yra paruošta, dar ji nepaleista vartojimui. Sprendžiamas klausimas dėl elektroninio balsavimo, tikimės VRK leis jį tai padaryti. Ir Kazimieras susisiekė, man atrodo, berods su 600 žemės referendumo rinkėjų ir vienas tikrai paprašė, vienas iš 600 paprašė nebesiųsti, bet aš jį asmeniškai pažįstu, jis dabar atlieka karinę karo tarnybą ir dėl suprantamų priežasčių negali nei dalyvauti, nei gal. Ir žinot, aš dėl ko tai noriu sakyti. Internetiniam susirašinėjimui ir kitur be valdiškų gąsdinimų prieš parašų iniciatyvą, kurie tikiuosi baigsis po prezidentės viešo, netiesioginio, bet viešo aiškaus pasisakymą už šios problemos sprendimą. Tai yra ir internetinis susirašinėjimas, kuriame sako, kam čia varginti žmonės, kam čia tą daryti, aną daryti. Noriu pasakyti paprastą dalyką. Negi jūs nematote, kaip įvykiai sparčiai vystosi visoje Europoje. Negi jūs manote, kad Lietuva geopolitinėje, tokioje geografinėje situacijoje esanti liks kažkur nuošaly? Neliks nuošaly. Ir dėl to tai yra mūsų visų rūpestis. Teoriniai samprotavimai, reiktų pakeisti kažkokią čia sistemą, nuo savivaldos pradžių, ten ir visą kitą, deleguoti į valdžią žmonės, samprotauti galima. Ta pati diskusija buvo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime 88 metais. Laisvės lyga sakė, ne rinkimam. Sąjūdis vis tik apsisprendė, priėmė rezoliuciją dėl rinkimų, dėl dalyvavimo okupacinės valdžios valdymo organuose. Ir dar aš vieną noriu labai svarbią mintį pasakyti. Čia toks yra komentatorius paprastas, ekspertuose ir kitur. Matau, kad jis nepaprastas, bet jisai profesionaliai dirba. Jisai, žinot, kaip sako, ką čia daryti, viskas esam protektoratas, jau valstybės neturim. Aš ponui paprastam, nepaprastam noriu pasakyti paprastą dalyką. Jeigu nebūtų buvę Lietuvos ir Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikos, kurią mes rėmėmės ir kovo 11-osios akte, ir nebūtų okupacijos nepripažinimo rėmėjų, ne visi, Švedija pardavė mus atidavusi auksą, ką darysi, ne visi išlaikė principus, bet tie principai, jie ir yra stiprybė ir teisinis pagrindas. Dėl to, pereidant prie baigiamųjų akcentų,
Noriu dar gerbamą Joną paprašyti tarti žodį. Nenorėjau aš politikoje dalyvauti visiškai. 25 metus buvau nepartinis, mačiau, kas darosi. Tai vat pirmas sudalyvavimas klube, birželio 3, kur susirinko žmonės neabejingi savo valstybei, ne alkoholikai, ne nusikaltėliai, šitą nuveikė jos labui, iššaukė tokį kai kurių partijų ir valdžios oficialios atstovų arba rūporų negatyvų požiūrį. Taigi esu priverstas dalyvauti politikoje ir dalyvausiu. Prieš savaitę įstojau į Tvarkos ir Teisingumo partiją. Pažiūrėkite, ką sako jos vadovas. Perskaitykite jo kreipimąsi į tautą, perskaitykite jo atsakymus laisvam laikraščiui. Tai yra tos dvi žiniasklaidos institucijos paskelbtos, kad yra Maskvos agentai ir kas ten sakoma. Na, o dabar labai trumpai. Pirmas straipsnis. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Tai yra pamatinė tiesa. Tauta suverenas. 91 metais prabalsavo už tai, dar esant žvanginant čia priešo galybei. Ir tai yra nekvestionuojama, o ir ji nepriklausoma. Kodėl kai kurie valstybės vadovai patekę ten į ministro postą ar ką, kalba suvereno vardu? Tai gal paklauskime suvereno, ar ji nori būti nepriklausoma valstybė, ar ji nori būti atitinkamos federalinės valstybės sudėtyje. Pažiūrėkime, kaip tuomet prabalsavo ne tauta, o kai kurie mūsų vedliai už ES konstituciją. Jūs net neperskaitė, iš karto pritarė. Ar tai gerai? Nežinau. Mano nuomonė, tai yra blogai. O jeigu pažiūrėsime, kaip gerbiamas Zigmas sakė, kas darosi kitose valstybėse. Ar Davidas Cameronas yra Maskvos apologetas, kuris pažadėjo, kad bus tautos referendumas dėl dalyvavimo Europos Sąjungoje? Ar Lenkai dabar atėję į valdžią demokratiškai išrinkti ir netapę euro zonos nare yra Maskvos agentai? Tai kodėl Donaldas Tuskas iš tų pačių Lenkų tapo vienu iš ES vadovų? Bet juk jie euro neįsivedė jausminių požiūrių. Ką aš turiu mentališkai mintimis pasakyti savo tėtei, savo mamui, savo seneliui, kurie norėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės, norėjo pagrindinio jos požymio, kad finansų savarankiškumo, norėjo lito. Tai kodėlgi taip elgtis? Gal leiskite mąstyti, gal diskutuokime, gal neikime į autoritarinį režimą, gal nekurkime galimos dvipartinės sistemos, kur bus tik tai dvi partijos, viena pozicijoje, kita opozicijoje. Gal iš tikrųjų pakvieskime žmonės pilietiškumui, ką mes ir kviečiame, ir darome, ir kas yra mūsų prigimtinė teisė. Būtent, kodėl kažkas tai turi ją riboti? Ar tai ne kopija to, kas vyksta Rusijoje? Pažiūrėkite į Navalno filmą, kurį rodė per LRT Čeika. Čeika tai yra jų generalinio prokuroro pavardė ir
atitinkami korupciniai ryšiai parodyti, na taip aiškiai. Ir kas dalyvauja tuose korupciniuose ryšiuose. Pažiūrėkite mediatekoje tą filmą ir pažiūrėkite, kas darosi pas mus. Konservatorių, kurie pasikeisdami valdė su socdemokratais, visą laiką būdami valdžioje, tai viršuje, tai pozicijoje, tai opozicijoje. Po sausio 13 dienos, kada mes visi galvojome apie kaip išsaugoti tėvynę, kaip išvysti, kas per viziją išvalyti nuo kas per vizijos mūsų LRT. Jau tada buvo priimtas vasario mėnesį pirminės privatizacijos įstatymas. Gerai. O kaip to įstatymo autoriai ir tuomet buvęs vadas ir iš tikrųjų daug padaręs lietuvių tautai, daug naudos, labai daug naudos. Jisgi paskui pats profesorius Landsbergis pavadino, kad tai yra privatizacija, vagystė. Jeigu tai buvo vagystė, privatizacija, gal jo anūkas dabar, saugodamas senelio garbę, galėtų, taip kaip Rusijos kovai su korupcija fondo įsteigėjas Navalnas, parodyti tuos korupcinius ryšius, kaip buvo atlikta privatizacija. Galbūt socdemų partija, kuri tam ir pašaukta, jeigu tai tikrieji socdemai, tarkime, kad tai tikrieji socdemai, nemėtikime etikečių, gal jie gali tai paaiškinti. Tegul jie paaiškina, kodėl mūsų valstybė, jaukus namai Lietuvos piliečiam, padarė taip, kad jos geriausiai sūnus paliktų Lietuvą, emigruotų. Dabar dėl naudos ir žalos dar pridėsiu, ką kalba ponas Gediminas Grina. Mūsų žmonių išvykusių į Europos Sąjungą ir kitas demokratinės valstybės, darbingiausių žmonių, na, yra apie 1 milijoną. Pažiūrėkite, kiek tai kainavo šeimoms, tėvams ir valstybei, kad juos paruošti, jiems suteikti atitinkamą gamybinę kvalifikaciją, išsilavinimą. Paskaičiuokite, kokia tai kaina. Jeigu mokate skaičiuoti, kaip kad daugelis gyrėsi ekonomistais, juk tai didžiausias turtas, kas mes be žmonių. Tai dar neaišku, kas kam skolingi. Bet tai nereikia statyti absoliučiai priešpriešą. Tai galima tartis, galima šnekėtis, galima paspausti atitinkamus ES biurokratus, kad jie ir į mūsų atkreiptų dėmesį. Ar mes išlaikytinių tauta? Koks lietuvis su to sutiks? Tik tas nedidelis žmonių dalis, nedidelė tautos, kurie, kai buvo šmugelnikai, taip ir liko. Nori pasinaudoti lengvais pinigais. O juk visi kiti tai dirba. Taip, kad nieko blogo nematau. O ką? Liuksemburgo žmonės ir jų vadovas, premjeras buvęs. Ar jie nekovoja už savo tautą, už savo valstybę? Ar prancūzai ir kas tik tai norite nekovoja? Tai kodėl mes lietuviai su viskuo mūsų vadovai sutinka? Kodėl? Juk nėra aukštesnio posakio, geresnio, kaip Lietuva, mūsų tauta, valstybė, mums yra prioritetas. Juk iš dainos žodžių neišmesi. Tarkime tokių. Nėra amžinų priešų, nėra amžinų draugų, yra amžini valstybės ir tautos interesai. Tai ir ginkime savo tautą, lietuviškumą, valstybę. Išsaugokime jos žmonės, jeigu norime, kad čia būtų Lietuva, kuri amžiais buvo. O jie bus. Ačiū. Mus čia visus vienyje
skirtingų partijų ir ne partijų atstovus noras daryti darbą ir žmonės raginti, prisiminti, kad jie yra piliečiai. O dėl sklaidos, tai matyt kviečiu žiūrėti TV3, kuri vakar čia net 3 kameras buvo atvežusi, skaičiuodama mano spaudos konferencijas, ir mes su gerbiama Indre Makaraityte labai dalykiškai aptarėme spaudos konferencijų prasmę, sklaidą, ir tikiuosi savaitinėje TV3 laidoje nebus serialo pradėto LRT savaitės laidoje tęsinys serija numeris 2. Primenu, Indrė Makaraitytė vadovavo istoriniam Sąjūdžio savaitraščiui Atgimimas. Labai gaila, kad jis nebefunkcionuoja. Tai tikiuosi, profesionaliai žurnalistai bus labai nesunku atnaujinti Atgimimo leidimą pilietinių iniciatyvų skatinimui, ką darė Atgimimas Sąjūdžio laikais. Ačiū.